Sveiki! Skydo komponentai. Kokie jie reikalingi tam, kad padaryti jūsų namo skydą saugų, turbūt svarbiausia, saugų, kad jisai tarnautų ir apsaugotų jūsų įrangą. Pakalbėsime šiandien apie tai, bet prieš tai, kaip visada, paspauskite laiką, užprenumeruokite mūsų kanalą ir parašykite į komentarus, ką nors gero arba blogo, kaip jums patiems norisi. Taigi skydas. Skydas tai namo elektros instaliacijos širdis ir jisai turi būti tvarkingas. Tam, kad jisai būtų tvarkingas, visų pirma reikėtų pradėti nuo tvarkingos dėžės. Tai standartiškai paprastosiuose namuosiuose mes montuojame štai tokius Hager skydus. Tai voltas skydas. Kodėl mes montuojam jį? Nes jie būna nuo 12 iki 60 modulių, bet 60 modulių dažnu atveju neužtenka, todėl jisai turi gerą pabūstinimą. Taip, visų pirma, toksai skydas iš šonų, kaip matot, yra angos, kur galima sudėti, pravesti laidus, kurie eina per skydą. Kad šitie laidai ten nesitapalotų, komplekte eina specialūs tokie laikikliukai, kurios va tai va pritvirtinus, gaunate štai tokį va kaip kanalą, kuris neleis jūsų kabeliams iškristi. Toliau skydas komplekte turi štai tokius laikiklius. Va tai va, sudedat iš apačios, iš viršaus. Galima dėti su atstumu 1 cm, galima dėti su atstumu 2 cm nuo sienos. Sudėjus jos, tiesiog prisukat savo skydą ir arba užtepat su kažkokiu, nežinau, rodvantu, arba užpurškėt dažniausiai su makrofleksu. Kitas dalykas, jeigu jums, tarkim, skydo jūsų neužteko modulių, tai jums reikia antrą. Tai komplekte eina štai toks laikiklis. Ir nupirkus antrą tokį patį skydą, jame irgi bus toksai laikiklis, kurį jūs pritvirtinsit apačioj ir galėsit sujungti šitos du skydus. Jos sujungius, jūsų tarpas šitas pasilieka tinkamas, jisai jau nepabėgs niekur. Ir jūs galėsit įdėti 2 dureles ir turėsit kaip ir dvigubą tokį skydą. Viskas atitiks, viskas bus gražu. Tai va, skydas. Todėl skydas yra labai svarbus. Dar šitose 60 modulių Hagerio skydus eina tokie srovėlaidžiai, kurie turi atskirą dar mažą srovėlaidį, jį galima atjungti ir tą atskirą mažą dalelę panaudoti nuotėkėrėliai kokiai nors, pavyzdžiui. Tai toliau, kai skydą išsirinkot, sumontavot, suvedėt į kabelius, tai jį reikės sujungti. Tai sujungimas prasideda nuo įvado. Ir įvadui mes dažniausiai naudojame arba kirtiklį, paprastą kirtiklį, arba štai tokį generatoriaus perjungiklį. Tai generatoriaus perjungiklį mes naudojam tada, kada norim pasilikti galimybę prijungti generatorių. Tai jisai veikia tokiu principu, jisai turi 3 padėtis. Viena padėtis sujungia antrą su pirmu kontaktą. Čia eina 4 kontaktas, tai tokioje padėtyje jisai sujungia 4 su pirmu. Tai nesaugiklis, tai kirtiklis. Jo paskirtis yra įjungti ir išjungti. Tas pats liečia ir paprasto įvadą. Jeigu ne generatorius, o paprastas kirtiklis, mes naudojam kirtiklį. Kodėl? 3 priežastys. Pirma priežastis, jeigu jūs pastatot, tarkim, C16 arba C20 automatą, ir pas jūsų įvyko trumpas jungimas, tai dažniausiai išmuša jį ir išmuša skydinį. Antras dalykas, jeigu, pavyzdžiui, jūs pagyvenot tam pusę metų, metus, įrengėt kažkokią, nežinau, naują įrangą ir jums neužtenka kilovatų, jūs pildot paraišką į ESO galingumo didinimui, jums padidina galingumą, elektrikas priduoda rangovo aktą, jums atvažiuoja ESO pakeičia automatą, bet jūsų namuose stovi lygiai toksai pats dubliuojantis tą automatas. Tai reiškia, jums viduje jau irgi reikia keisti automatą. Keisti automatą, kas įkeis, turi keisti elektrikas, nes ESO to nedarys. Ir jums vėlgi papildomos išlaidos, papildomos problemas, kviestis elektriką, kuris turėtų viską atjungti,
atvažiuoti, atjungti įvadinį automatą, jį nuimti, pastatyti naują galingesnį ir naudos iš to nėra, nes vis tiek jį pradės mušti. Tam, kad jums trumpo jungimo metu išmuštų tik automatą, kuris randasi jūsų skydinėje, jums reikia, kad jūsų įvadinis automatas, kuris stovi ESO spintoje, būtų nors 3 kart didesnis už įvadinį automatą namuose. Tai reiškia, jeigu pas jūs įvadinis automatas namuose bus C20, tai ESO spintai turėtų jisai būti kaip minimum C60, o tiksliau C63. Kitaip, trumpo jungimo atveju jie išmušinės abudu. Perkrovos srovių atveju tai jo išmušinės dažniausiai artimesnė arba abu iš karto, jeigu jie vienodi, tai abu iš karto, bet jeigu namuose stovės B charakteristika, o ESO spintoje C charakteristika, tai namuose išmušinės pirmą. Tai va, todėl montuojam kirtiklį. Ir trečias dalykas, kad kirtiklį, jo paskirtis yra įjungt, išjungt. Automatas tai šiek tiek sudėtingesnis mechanizmas, viskas padaryta per tokius atkabiklius ir būna, kad arba prikepa koks kontaktas, arba užsilydo, arba nulūžta koksai plasmasiukas ir pas jūs įsivaizduokit, nedaug dėvė. Gaisras, jums reikia atjungti elektrą, o pas jūs įvadinis automatas ten prisilydo. Ir jūs jį išjungėt, nulūžo šitą rankinėlę, o jisai pats neišsijungia ir viskas. Ir jūs neturit jau kaip jį išjungti. Su kirtikliu tokio nenutiks. Kirtiklis visada, nes tiesiogiai jisai prijungtas prie kontaktų, visą laiką tos kontaktus atjungs. Kai išsiaiškinom su įvadinio kabelio pajungimu, mums reikia jau apsaugoti mūsų namų techniką. Tai tam naudojame įtampos kontrolės relės. Štai tokias Zubar mes turim, vienfazės, trifazės ir viršytempio ribotuvus. Tai čia skirtingi dalykai. Dažnai užduoda man klausimą, o ką man dėtis viršytempio ribotuvą ar įtampos kontrolės relę, tai visą laiką atsakau, jie skirti skirtingiam užduotim. Įtampos kontrolės relė. Jeigu jūsų įtampa užeina už ribų nustatytų pagal mūsų standartą, mūsų elektros tinklo įtampa yra 230 plus minus 10%, tai reiškia, kad mūsų įtampa 253 yra saugi ir 207, man atrodo, 207 irgi skaitosi saugi. Tai vat mes šitam reikalui nustatom įtampą ten, tarkim, 200 ir 260 kaip nesaugęs įtampas ir jeigu jūsų įtampa nukrenta žemiau 200 arba pakyla virš 260, jisai tiesiog viską atjungia. Čia relių nereikia, tiesioginio pajungimo 63 amperai. Šita relė yra trifazė. Visi komponentai beje parduodami mūsų internetinėje parduotuvėje, galit lengvai užsukti ir savo nusipirkti, ką norit, o jeigu norit, kad surinktumėm jums skydą, visi mūsų kontaktai yra šio video aprašyme. Taigi, tai trifazė įtampos kontrolės relė. Jinai paprasta, tiesiog matuoja įtampą, nustato rėžes ir pagal tas rėžes jinai ją atjungia ir išjungia. Turi logus, jeigu įtampa buvo per didelė, registruoja didžiausias įtampas, registruoja mažiausias įtampas ir registruoja, kiek buvo suveikimo. Šitos įtampos kontrolės relės yra jau šiek tiek gudresnės, jos nors yra vienfazės, bet jinai tinka, kaip jeigu viena, tai vienfaziam skydui, vienfaziam tinklui, jeigu jas sumontuoti 3 ant kiekvienos fazės, tai jinai atlikinės, veiks kaip trifazė, su tuo skirtumu, kad jinai, jeigu, tarkim, kažkas nutiko vienai fazai, 2 kitos veiks. Ir kitas dalykas, būtent šitas modelis MF2, rodo mums realių laikų, kiek dabar mūsų namas vartoja srovės ir rodo, kaip papildoma indikacija, rodo, kiek jinai naudoja dabar kilovatų arba vatų kilovatų. Mes galim, aišku, tai apskaičiuoti, turint tiesiog voltus ir srovę, bet šitą relė apskaičiuoja pati ir rodo. Kartais yra patogu, matot, kad, pavyzdžiui, viskas pas jūs išjungta, bet suvartojimas yra, gali būti kažkoks nuotykis. Kitas dalykas, kad šitą įtampos kontrolės relę galima apriboti ne tik pagal įtampas, bet taip pat ir pagal srovės. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs namo įvadas yra C20, jūs galite apriboti šitas visas relės iki 20 amperų ir kada įjungus kažkokias įrangios daugiau, daeina į srovė iki 20 amperų ir ten už 10 sekundžių jinai atsijungia. Jinai atjungia jums įtampą ir neleidžia išmušti įvadinio automato. Kažką jeigu viršė
atsijungia, jūs jau supratot, kad kažkas ne to, galima ir paskirstyti fazės, beje, pagal tai, jeigu matot, kad tarkim viena fazė pastoviai apkrauta daugiau, kitos mažiau, tai reiškia pas jūs neteisingai surinktas skydas. Toliau, viršytampio ribotuvas. Viršytampio ribotuvas mūsų apsaugo jau nuo įvairių viršytampių. Viršytampis, tai čia jau labai aukšta įtampa, jinai gali siekti kelis tūkstančius voltų, todėl jo veikimo principas yra kitoks. Čia yra varistoriai ir kai įtampa užkyla per labai didelį, jo varža sumažėja ir jisai tą visą perteklį praleidžia į žemę ir pas jūs tas visas viršytampis nuteka. Tai viršytampiai dažniausiai būna komutaciniai ir gamtiniai. Tai gamtiniai, kada kažkur trenkia žaibas netoli jūsų, atsirado indukcija į jūsų, reiškia, elektros tinklą, tai šitas dalykas tą numalšins. Kitas dalykas būna, kai yra rajone kvartalė, kokiam nors saulės elektrinės, įkrovimo stotelės, tai vat, jeigu visos įkrovimo stotelės vienu metu pasileidžia, jos sukuria irgi tą viršytampį gali sukelti dėl staigaus įsijungimo į tinklą. Tai vat, nuo tokių dalykų irgi apsaugo. Saulės elektrinės, kada vienu metu irgi daug pradeda gaminti, vienu metu, tai irgi jūsų įtampa gali šoktelt. Nuo šito irgi apsaugo viršytampio ribotuvas. Taip, sekantis dalykas, tai automatai. Spėju, kad dėl automatų stipriai pasakot nereikia, žinot. Apsaugo nuo trumpo jungimo, apsaugo nuo perkrovos srovių. Trumpas jungimas tai kažkur, jeigu susilietė fazę su nuliu su įžeminimu, reiškia srovė iškart didėja, įtampa didėja, aptinka, išmušia. C raidės nurodo, per kiek laiko jinai atsijungs. Tai B raidė, jeigu automatas su B raidė, tai reiškia, kad jisai atsijungs, kai srovė bus viršyta nuo 3 iki 5 kartų. O su C raidė, tai reiškia, kad jisai atsijungs, kai srovė bus viršyta nuo 5 iki 15 kartų. Tai dažniausiai namo buičiai užtenka B charakteristikus, tai apšvietimui, paprastiems kištukiniams lizdams mes naudojam B. Dažnu atveju net ir oras, vanduo, katilas, net specifikacijoje įrašyta B, nes jie nori, kad jeigu kažkas nutinka, kad automatas atsijungtų kuo greičiau. Bet tokiems įrenginiams kaip kompresoriai, ten drėlės, kampiniai šlifuokliai ir taip toliau, jiems jau geriau dėti su C, nors ten paleidimo srovės didelės ir būna tokiu atveju, kada, pavyzdžiui, kokios nors kampinis šlifuoklis turi 2 kW, automatas B16 kaip ir laiko 3 kW, bet įjungimo metu tas pikas gali būti, tos kampinio šlifuoklio paleidimo metu tas pikas gali būti daug daugiau ir išmuša jums automatų ir jūs, kodėl pas mane automatas lygtis turi laikyti, bet jisai nelaiko. Tai va, taip trumpai apie automatus. Toliau be abejo nuotėkio rėlės. Nuotėkio rėlės tai dalykas, kuris apsaugo jūsų gyvybę, nes automatai apsaugo dažniausiai kabelius. Visų pirma, automatai apsaugo kabelius, kad nuo virš srovių, kad nuo perkrovos srovių, kad nuo trumpų jungimų nepradėtų leidytis ir degti jūsų kabeliai, tiesiog iš karto išmuša automatą. Antroje eilėje kažkiek gali apsaugoti buitinę techniką, bet dažniausiai, čia nebent specifiniai automatai su F, man atrodo, charakteristikai, kurie ten labai jautrus, naudojami serveriniam, kompiuteriniam tiklam ir taip toliau, kur jautri įranga, kuri nelabai gerai toleruoja įvairius trumpus jungimus ir perkrovas. Nuotėkio rėlė apsaugo jūs 0,03 ampero, tai yra 30 mA. Tai nustatyta, kad yra saugi srovė, kuri yra dar saugi žmogui. Tai nuotėkio rėlės naudojam dažniausiai ne visur, galima visur, aš pas save namuose ant visų linijų sumontavęs nuotėkio rėlės. Taupimo sumetimais būna, kad nemontuojant visų, bijo, kad jinai pradės suveikinėti dar toliau. Tai jeigu taip, tai dažniausiai montuojam šlapiom patalpom, laukui, virtuviai ir pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklės
nuotėkėlės turi būti sumontuojamos kilnojamiems daiktams, kilnojamams įrenginiams. Tai pagal faktą, net jeigu jūs jungiat kažkokį kampinį šlifoklį garažę į rozetę, čia jau skaitosi kilnojamas įrenginys, tai tokiam įrenginiui turėtų būti, tokiam kištukiniam lizdui turėtų būti sumontuota nuotėkėlė. Nuotėkėlės būna 10 mA, 30 mA, 100 ir 300 mA, tai 10 mA labai jautri. Dažniausiai naudojam vonios kambariui, įvairiam gyvatukam, ten, kur šlapios patalpos, ten, kur jūs vaikštot nogas, kur jeigu ten netyčia ten nogas ėjo, tai ir užsikabinot už kokios rozetės, kad jūsų neužmuštų, geriau, kad būtų 10 mA. 30 mA, tai čia jau, kaip ir sakiau, čia gali būti virtuviai, kilnojamiems įrenginiams, laukui. 30 mA, puikiai tinka. 100 ir 300 mA tai nuotėkėlės, kurios apsaugo jau daugiau tokios priešgaisrinės. Tai jas dažniausiai montuojam ant namo įvado ir čia karkasiniams arba ten rastiniams namams, ten, kur kabeliai gali turėti sąlytį su medžiu. Tai vat, kad nebūtų taip, kad kabelis prisilieja, ten prasitrynė, pragraužė graužikai ir jisai pradėjo gauti nuotėkį į tą medieną ir jinai pradėjo degti, kad va tokia nenutiktų, tam montuojamas 100 mA nuotėkėlės. Taip pat nuotėkėlės būna kombinuotas, tai reiškia šitą nuotėkėlė gali būti montuojama tik tai va poroj su automatu, nes jinai neapsaugo nuo trumpo jungimo ir perkrovos. Tai jeigu, pavyzdžiui, pas jūs nuotėkėlė 25 A ir per ją tekės 32 A, jinai neišmuš, o jinai sudegs. Tai todėl, kad ją apsaugoti montuojamas automatas, bet galimas variantas, jeigu pas jūs yra atskiros linijos, kuriam reikia nuotėkėlės, nėra vietos, galit montuoti kombinuotą nuotėkėlę, jinai šiek tiek brangesnė, bet jau apsaugo ir nuo trumpo jungimo, nuo perkrovos srovių ir taip pat nuo srovės nuotėkio. Nuotėkėlės būna įvairių charakteristikų, įvairių tipų, tai AC tipo. Jos galit net nežiūrėti, jeigu jūs važiuosit į kokią parduotuvę ir jums sakys AC, sakykit, netinka, nes visi pagrindiniai mūsų dabartiniai įrenginiai turi kažkokius vis tiek DC maitinimo šaltinius, kalbant ten indaplovė, šaldytuvas, skalbimo mašina, džiovyklė, tie įrenginiai, kuriems reikalingos nuotėkėlės. Jos turi maitinimo šaltinį, tai AC tipo nuotėkėlė neapsaugo nuo nuolatinės pulsuojančios srovės. Tai reiškia, kad įtampa po maitinimo šaltinio, jinai jau išlyginta, jinai jau nuolatinė ten ir nuo jos jūsų jau neapsaugos šitą nuotėkėlė. Tai tada jums reikia A tipo. Tai A tipo nuotėkėlė apsaugo jau ir nuo kintamos, ir nuo nuolatinės pulsuojančios srovės, kuri yra daugumai įrenginių šiuolaikiškų. Yra dar B tipas tai kurį apsaugo grinai nuo nuolatinės srovės, dažniausiai reikalinga įkrovimo stotelėm, bet šiuo metu labai didžioji dalis įkrovimo stotelių eina su specialiais lygintuvais ir joms kaip ir tinka irgi paprasta A tipo nuotėkėlė. Beje, įkrovimo stotelėm nuotėkėlė irgi reikalinga, nes galingas, pavojingas įrenginys, kuris stovi kur nors lauke, po lietų, taip toliau, kur nors kabelis valiuojasi jūsų baloj, nedaug dievė kažkur prasitrynėt, atėjot pasikrauti mašiną, prisilietėt, viskas, mašina nesikrauna, o jūs pasikrovęs su ją jau nevažiuosit. Nuotėkėlės be abejo dar būna vienfazės, būna trifazės, tai trifazės naudojamas su trifazėms įrenginiams, vienfazėms įrenginiams. Karts nuo karto taupimo sumetimais galima naudoti vieną trifazę nuotėkėlę keliem vienfazėm įrenginiam, bet irgi nesuper geras sprendimas, bet taupant pinigus ir vietą skydę galimas variantas. Nu ir sekantis dalykas, tai be abejo tokie dalykai, čia srovėlaidžiai, su kurių pagalba jūs galite tiesiog, jūs sumontavot savo automatukus, jums reikia juos tarpusavį sujungti, užmaitinti, tai jūs su tokiu dalyku juos sujungiat ir jie užsimaitina. Tai va,
Tai čia tokie pagrindiniai dalykai, iš kurių susideda jūsų elektros skydas. Dar į jį gali eiti kažkokios astronominės arba išmanios rėlės, jeigu jums reikia valdyti, pavyzdžiui, nežinau, lauko fasadą arba kokį nors įlaidų šildymą. Bet šiaip, va šitie daiktai, iš jų susideda jūsų saugus elektros skydas. O jeigu jūs norit, kad mes padarytumėm video apie tai, kaip suplanuoti saugo elektros skydą, tai spauskite laiką, rašykite komentarą ir užprenumeruokite mūsų kanalą. Beje, mums reikia pastiprinimo ir todėl mes šiaip ieškam ir elektromontuotojų, ir projektuotojų. Todėl, jeigu jums domina šitos pareigos, jeigu jūs norite išmokti tvarkingai projektuoti skydus, išmanius namus, įrenginėti juos, tai prašome savo CV siūsti mūsų elektroniniu paštu, kuris nurodytas po šito video aprašyme. Ačiū Jums ir iki sekančio video.